Sveiki visi, šiandien noriu pristatyti naujausią savo žaisliuką, TV laidą, kuri yra sukurta mano skaidrių apie programų inžinerijos procesus pagrindu. Taigi, norint tokią laidą sukurti, ko jums reikia, tai iš esmės reikia skaidrių, tu jas atsidarysiu. Tos skaidrės turi būti ne tik tai pavaizduotos, bet ir aprašytos, tai yra nautuose geriausia turėti informaciją apie tai, kas yra parašyta vienoje ar kitoje skaidrėje. Na ir šitos informacijos pilnai pakanka, kad sukurti tinklalaidės audio įrašą. Šitas įrašas yra pagaminamas su Notebook LM, tai yra tokia Google priemonė. Ką jums tai reikia padaryti, tai paimti ir įkelti savo skaidrės ir iš jų sugeneruoti tinklalaidę. Kadangi aš jau tai padariau, tai grįšiu ir parodysiu jums. Ši priemonė padaro ne tik tai tinklalaidės audio įrašą, tačiau pateikia apibendrinimus, klausimus, kuriuos jūs galite panaudoti savo mokomai medžiagai papildyti. Kai tai padarėme, reikia iš tos tinklalaidės, kuri yra tik tai garso failas, padaryti virtualiosios realybės kūrinį. Kad jį padaryti, reikia atlikti transkripciją, tai yra iš garso išgauti tekstus, tuomet atlikti diarizaciją, tai yra atskirti veikėjus, segmentaciją, sujungti atskirus žodžius į sakinius, sugeneruoti kodą, kuriame bus pokalbiai, na ir šiek tiek dar paprogramuoti. Na ir galim paspausti play. Hi there. We are going to tell you everything we know about software processes. Click on me if you would like to interrupt the show and ask something. What would you like to do? Taigi galime pradėti šou. You know how we're all using software every single day, right? Right. But have you ever stopped to think about how all those complex programs actually get made? Like, it's not just magic, there's an actual process behind it. Definitely not magic. Yeah, so today we're Taigi diving deep mūsų into these software tinklalaidė processes. prasideda, Imagine different tik kinds kad of buildings. nereiktų Okay, I like laukti, We've got all these slides here packed paimkime with different models ir and concepts. peršokime šiek Stop. tiek į priekį. Our beloved viewer wants to ask something. Hey, what would you like to do? Ir dabar aš pasirenku temą, praleisdamas įvadą apie What programų exactly is a inžinerijos software procesus. process? It's more than just writing code, right? Oh, absolutely. It's the whole framework. It's the steps you take, the roles of everyone involved, the actual things you create along the way, the order in which you do things, and how all of that fits together like a whole system. Okay, so let's break that down a bit. When we talk about activities in a software process, what are we actually doing? So imagine you're building an app. The first thing you need to do is figure out what that app needs to do. Like, what's its purpose? Right, the requirements. Exactly. Then you move on to the design phase. How's it going to work? What's it going to look like? Let's talk about some of the well-known recipes, the notorious software process models. Stop. It's time to ask the audience. What is a software process model? Taigi tam tikrais momentais mūsų paklausia klausimų, tam, kad prisiminti, ką prieš tai pasakojo laidos vedėjai, ir mes galime atsakyti teisingai arba neteisingai. Yes. Absolutely correct. Let's proceed. Let's start with, Ir I taip guess, the pradedama granddaddy of nauja them all, tema the waterfall ir tęsame, kol Yeah, the waterfall visas šou model, it's definitely pasibaigė. a classic. It's like the Tačiau jeigu mes Stop. norime Our kažką tai beloved kito viewer wants to ask padaryti something. ir neklausyti Hey. visko iki pabaigos, What would you like to do? mes galime paimti ir peržiūrėti galutinį testą. Which one is the so-called traditional model? Tai čia yra klausimų serija. What is a software process model?
Which process requires less documentation? Which model embraces changing requirements most? Taip, neatsakykime Which process kažko. is the best one? Okay. Let's review your answers. Your score is 4. Perfect. You know a lot about software processes. Sadly, our show is coming to an end. But we're staying here in case you want to have some more fun. What would you like to do? Tai vat ir galime tada pasibaigę testą arba toliau žiūrėti šou, arba pasinagrinėti kažkuria tai Let's move on to konkrečią something temą. that sounds a bit more adaptable. Multiple times. Stop. Our beloved viewer wants to ask something. Taigi kviečiu aplankyti šitą kūrinį, jeigu norite galite jį remiksuoti, peržiūrėti kodą ir pasidaryti savo šou.